Undinė yra vieno ryškiausių šiuolaikinių Vokietijos kino kūrėjų, žinomos tokios Berlyno mokyklos atstovų Kristiano Petsoldo filmas. Iš tikrųjų tai yra šiuolaikinė Undinės mito interpretacija, kuri nukelia į šiuolaikinį Berlyną. Berlyno kino festivalyje už geriausią vaidmenį apdovanota vokiečių aktorė Paula Bier Kristiano Petsoldo filme vaidina jauną istorikę, dirbančią Berlyno muziejuje, kuriame jinai tyrinėja miesto urbanistinę ir architektūros istoriją. Ir tuo pačiu filme ne ką mažiau svarbus yra jos asmeninio gyvenimo siužetas, kuriame ji sunkiai išgyvena buvusio vaikino išdavystę. Tai Undinė leidžiasi į savo pačios, nešančios tokį labai simbolišką Undinės vardą vidaus tyrinėjimą. Kaip žinia, Undinės mitas, nimfos, vandens nimfos, kuri nužudo savo vyrą už išdavystę keršydama, neša labai stiprų svorį. Kristianas Petsoldas tikrai nešykšti įvairių nuorodų tiek į kultūrinius, tiek istorinius ir sociopolitinius tam tikrus kontekstus. Kristianas Petsoldas garsėja kaip režisierius, kuris visą laiką buvo labai socialiai jautrus. Jo kinas yra ne tik formaliai ir idėjiškai įdomus, bet jis visą laiką turi ir labai svarbų socialinį komentarą. Tai yra, sakyčiau, vienas iš tokių atsakingiausių ir galbūt jautriausių šiuolaikinėms aktualijoms režisierių. Pats režisierius sakė, kad kurdamas labai norėjo, kad miestas, kuris filme yra ir labai svarbus personažas, jaustųsi kaip vanduo. Tai, manau, formaliai jisai sugebėjo puikiai gyventinti. Ir tai, man atrodo, padaro šito filmo žiūrėjimą kaip tam tikrą tokią labai judančią ir plaukiančią patirtį.